Štai čia yra gatvė, kurioje vyksta mūsų istorija. Čia, kur mes randame du mažus vaikelius, vienas kitą įsimylėjusius, ir kurių istorija tuoj bus atskleista. Ir dabar Kalėdos. Ypatingas metų laikas. Laikas ypatingiems siurprizams. O išminčiai, kaip jūs žinote, buvo išmintingi. Labai išmintingi, kurie atneša dovanas išganytojui. Jie išrado dovanojimo meną. Džimai, ką dėl vakarienės? Oi, nežinau. Tu nuspręsk. Tik nieko prabangaus, gerai? Oi, Dela atrodo labai gražiai. Taip, būtent. Bet tu esi gražesnė. Prisimeni paskutinį kartą, kai tu man nupirkai rožę? Ir pasivažinėjimo rogėmis Ir parke? kaip tavo tėvai mūsų taip laukė? Jo, buvo smagu, kai galėjom sau leisti. Na, bernelė, tu nebūsi įstatymo darbuotoju visą gyvenimą. Man teks dar jo pabūti. Dar labiau, kad ponas Harvis mirė. Ir aš nekalbu tik apie save, visų uždarbiai buvo sumažinti. Mes nebeturime tiek daug klientų, kiek turėjome, kai jis buvo gyvas. Tu juk visą gyvenimą nedirbsi nuo 4 iki vidurnakčio kopijuodamas popierius. Vieną dieną tu būsi pagrindinis partneris didžiausiame miesto bare, turėsi geriausius klientus ir svarbiausias bylas. Na, dar 3 metai nakties mokykloj, mano mėloji. Ir tave galės išlepinti kaip šybos karalienė. O tu to nusipelnei daugiau negu manai. Oi, nenoriu pavėluoti prieš Kalėdas. Ką tu darytum be šio dalyko? Nežinau. Bet jis gražus, ane? Tai atrodo taip gerai, kaip yra. Ką turiu omeny? Atrodo gerai. Pats laikrodis čia yra svarbiausias. Tai tu norėjai, kad tai būtų staigmena? Ko tik be panorėsi. Arba turi pakankamai nupirkti? O ne, stop, taigi žinai, kad aš ką tik užsidėjau. Nagi, tu žinai, kaip man patinka tavo plaukai. Va. Au. Va, štai kas man patinka. Nagi, tu gali pavėluoti. Vienas, du, 3, 4, 5, 6, 7. 1,87. 1,87 centai. Ką galiu gauti su tuo?
laikrodžio grandinėlė jūsų vitrinoje? Minutėlė. Čia yra persiškas Aš arbatinukas. tiesiog noriu žinoti, Nemanau. kiek kainuoja O kaip dėl šito? Kurį? laikrodžio grandinėlė. Ne, va tą. Kiek kainuoja? $21. 21 dolerį? Taip, palaukite, aš tuoj ateisiu. Au. Nieko tokio. Safronis nupirktos ir parduotos plaukų gerybės. Ar jūs madam Safronė? Taip, aš madam Safronė. Jūs perkat plaukus? Aš perku plaukus. Gal nupirktumėte mano? Sėsk čia, leisk man pažiūrėti. Gerai. 20 dolerių. 20? Imk arba eik lauk. Duokit man greitai. Gerai. Bet pirmiausia, pirmas dalykas yra pirmas. Aš norėčiau pamatyti dabar. Ką? Laikrodžio grandinę. Ai, gerai. Aš to ją paimsiu. Štai ir ji. Kitokios jūs tikriausiai nerasite. Paprasto dizaino, labai kokybiška ir vertinga. Visai kaip Džimas. Tai mano vyrui. Tai jį apibūdina. Aš paimsiu. Tuomet gerai. O jėtų. Džimas manęs nežudys. Nu, aišku, mergaitė. Ką galiu padaryti? Ką galiu daryti su doleriu ir 8 centų?
Prašau, Dieve, padaryk, kad jis galvotų, kad aš graži. Džimai, nežiūrėk į mane taip. Aš nusikirpau mano plaukus, kad galėčiau tau nupirkti dovaną kalėdoms. Jie gali išaugti. Tau nesvarbu, ar ne? Mano plaukai greitai auga. Sakyk šventų kalėdų, Džimai. Tu net nežinai, kokią aš tau nuostabią dovaną nupirkau. Nusikirpai plaukus? Nusikirpau ir pardaviau. Ar tau nepatiktų taip gerai be to? Turiu omeny, man reikia be mano plaukų. Tavo plaukai dingo. Tau nereikia žiūrėti priekį. Jie parduoti. Parduoti ir dingo. Tai kalėdų išvakarės. Būk man geras, nuėjau dėl tavęs. Atidaryk šitą dėžutę. Šukos! O, jos tokios gražios. Mano plaukai auga taip greitai. O, tavo dovana. Va. Štai. Tu mėgsti jį žiūrėti 100 kartų į dieną. Tu mėgsti jį žiūrėti 100 kartų į dieną. Duok savo laikrodį. Pažiūrėkim, kaip atrodys. Dela. Aš jį pardaviau, kad tau galėčiau nupirkti šukas. Dela. Gal kuriam laikui paslėpkime savo kalėdų dovanas. Jos tiesiog per geros, kad naudotume kaip dovanas. Dabar jūs žinote istoriją apie du kvailokus vaikelius, kurie labai neapgalvotai paaukojo vienas kitam savo brangiausias vertybės. Bet šių dienų išmintingiesiems bus pasakyta, kurie dovanojo dovanas. Šitie du iš visų, kurie dovanojo ir gavo, buvo patys išmintingiausi. Jie yra išmintingieji. Tekstą vertė ir įgarsino Motiejus Žakas, Pijus Žakas, Gabija Lukomskaitė ir Nikita Pretnov.